Jo, pradėk. Tai labas vakaras. Šiandieną yra nuostabi Lietuvos Respublikos šventė. Lietuvos atgimimo diena. O mes esam lietuvės, nors mes ir išsisklaidžiusios po visą pasaulį. Bet Lietuva tai yra mūsų gimtinė. Tad visus Lietuvos žmonės, kurie žiūrės mūsų šį įrašą, noriu pasveikinti su šia nuostabia švente. O dabar šiek tiek pakalbėkim, ką mes darom apskritai internete. Mes nesam platintojos. O kad jūs suprastumėte, kas mes tokios esam, mes papasakosim jums šiek tiek plačiau. Mes esam virtualios prancūzų dekoratyvinės kosmetikos ir spa parduotuvės konsultantės. Skaiste, papasakok šiek tiek plačiau, ką mes darome. Tai mes nusipirkam pačius produktus, naudojam produktus pačias ir rekomenduojam kitiem. Tai daugiau kitas įsiterpleis. Nu, Genute, tu papasako, ką mes darom, nes Skaistė biški nedrasi, tai... Nu, tai ką, noriu pasakyti visiems, visoms mergaitėms, moterims, kad mes vat pačios naudojam, mes neplatinam, bet mes rekomenduojam. Mes išbandom pačios ir va, ką mes naudojam, mes rekomenduojam visoms taip pat. Vat aš dabar neseniai buvau Lietuvoje, lankiausi pas savo tėvelius ir aišku, va, ką tik iš savo lagamino, va, visas mano rinkinukas, ką galiu. Ir tikrai, vat, negaliu gyventi dabar be šios kosmetikos, ypatingai be savo dieninio naktinio kremo, be hialurono rūgšties serumo ir tikrai susitikusi vat Lietuvoje ir draugės, joms taip pat papasakojau apie prancūzų kosmetiką, parekomendavau taip pat joms. Ką dar galiu pridurti? Nu ką, kad naudojam šią produkciją ir ką daliname savo patyrimais, turim savo ratą, daliname savo patirtim ir skleidžiam šią informaciją, dalinamės Instagram puslapiuose, taip pat Facebooko puslapiuose savo draugams, kurie mato giminės. Ką galiu pasakyti? Rekomenduoju, žiūrėkit į mūsų virtualią parduotuvę, tikrai nereikia tikrai užsidaryti, mes nesam slapti agentai, mes norim visiems skleisti tą žinią tokią, kad galima pasitarti, mūsų paklausti, tikrai visuomet mes suteiksime šią informaciją. Ačiū, Genute. Tai aš irgi norėčiau prie to pačio pridurti, kad platintojas tai yra platintojas, kuris, pavyzdžiui, kai kiekvienam yra nepaslaptis, kad konsultantė rekomenduoja kažkokius tai produktus, toj kompanijoje yra 4000 produktų. Jūs dabar logiškai pagalvokite, ar jinai gali juos visus išbandyti. Gal kažkokią tai dalį, aš nieko neskau. Tai ko mes ir skiriamės, kadangi mes esame virtualios parduotuvės konsultantės. Mes pačios naudojam tikrai visas prekes, pas mane bliūras nelabai matosi, nesvarbu, ir galite užeiti, kaip Genutė sakė, ir į mūsų verslo puslapį, ir į Facebooko puslapį, ir Instagramą, ir TikToką, visur mes ne tik dedam nuotraukas, bet mes dedam video, kaip mes, pavyzdžiui, įsiplausios galvą, tepam su aliejukais, su visais taip, kaip plaunam netgi galvą ir visas dekoratyvinę kosmetiką, pavyzdžiui, iš tų moterų, kurios dažosi daugiau ar mažiau, bet kiekvieną dieną. Ir tikrai, kai Genutė, tu sakėjai, kad galiu drąsiai rekomenduoti, patarti visom Lietuvos ir ne tik moterim, kad tikrai ši kosmetika yra tikrai nuostabi, tai yra botanical, jinai yra natūrali ir jinai tikrai padeda išspręsti kai kurias problemas, ar tai veido, ar tai plaukų, ar tai netgi kūdinimosi. Pas mus yra
liniją kūdinimosi. Aišku, nėra tokios piliulės, kad tu išgeri ir tu esi visiškai jau kūdas ir valgai, ką nori. Prie kiekvienos dietos ar geriant kažkokius tai papildus reikia žiūrėti, ką tu dedi į burną. Ir tai visi turbūt jau žino, bet vis tiek kažkodėl tai galvoja, kad yra ta piliulė. Tai sakau, nebijokit kreiptis į mumis, mes jums patarsim. Tai nėra būtina, kad jūs pamatėt kažkokį video ar nuotrauką ir galvojat, kad aha, aš jos paklausiu ir man reikės iš karto pirkti. Ne, tai nėra. Mes paklausim, kokia pas jūs problema yra, mes suderinsim produktų kainas, kad jūs galėtumėt, jeigu jums šiuo metu neišeina nusipirkti kažkokio tai produkto, jūs galėsit palaukti. Tai sakau, nėra tai, kad jūs paklausėt konsultantės ir jūs turite pirkti. Ne, mes galėsim pabendrauti. Vienai gal vienas produktas padėjo, kitai gal kitas produktas padėjo. Ir sakau, mes iš tų konsultančių virtualios parduotuvės, kurios tikrai naudojam pačios produktus ir kaip aš sakau, galiu rėkti visą gerklę, kad tie produktai yra geri. Nes jie man išsprendė daugelį problemų. Nors man jau ir tų metų daug, bet vis tiek ir raukšlė sumažėjo pradėjus naudoti visas kosmetikos priemonės su hialuronu, visus kremus, kaip tu Genutė minėjai, hialurono kremas bombinis, Vitality liftingo serumas su vitaminu C, tai čia irgi yra wow. Vienu žodžiu, visos mūsų kompanijos, visi produktai yra tikrai geri, tik tai jums reikia žinoti, ko jūs norite ir kokią problemą jūs norite išspręsti. Ir nebijokite kreiptis pas mane, pas Genutę, pas Snieguolę, atsiprašau, Skaistę, ar kažkokią kitą mūsų konsultantę, tikrai parekomenduos ir jūs tikrai nenusivilsite mūsų rekomendacijom ir mūsų produktais. Gal dar mergaitės, kurios ką nors norite pridurti? Noriu pridurti tai, kad ir visi mano šeimos berniukai taipogi vartojam ir Reset naudoju mano. Resetas yra labai geras, nes jisai valo kepenis. Superinis, sakau, ir aišku, čia nepadarys, jeigu jums reikalinga operacija kažkokia ar dar kažką, aišku, tos problemos neįspręs, bet palengvina kažkuriam laikui, gelbsti. Ir žiūrint, kokia pas jūs yra ta problema. Ir pavyzdžiui, dar pasakysiu iš savo patirties, ir šampūnai, jeigu neturi reikšmės, ar čia mes moteris, jūs gali naudoti ir vyrai, ir kiti gal ir nustebę, ne, čia man tas puslapis netinka, čia tik tai moteris naudoja. Ne, brangieji, čia yra visiems, ir vyrams, ir moterims. Arba veido kremai, ne, čia tik tai moterims. Yra. Ne, nėra užrašyta, kad moterim. Kvepalai skirstosi, moteriški vyrai. O čia ne. Taip kaip ir vaistiniai parašyta, kad juk vitaminai moterims, vyrams. Bet jeigu tau trūksta folinės rūgšties, taip. Sakau, ir pavyzdžiui, šampūnai irgi plaukų slinkimo, naudoja mano abu sūnai. Mano irgi sūnus pradėjo naudoti. Ir naudoja ir mano brolio sūnus pradėjo slinkti plaukiukai. Sakau, mano sūnus neturi problemų su plaukais, bet jisai pamatė, sako, mama, kokie gražūs įpakavimai, kas čia yra? Sakau, šampūnas ir kondicionierius. Ar aš galiu pabandyti, čia ne moterim? Sakau, ne, plaukai nesiskirsto moterį, vyrai. Čia yra normalu. Jisai sako, gerai. Žinokit, ką galiu pasakyti, taip jau tų plaukų daug. Bet kai pradėjusiai naudoti tos šampūnus, pas jį ne tai, kad daug jų atsirado, bet jie tokie gyvi. Pas jį kažkaip tai visą gyvenimą, toksai, aš nežinau, ar jis nemokėdavo išplauti. Ar kaip, jam 19 metų, ne, aš nežinau. Kaip vyrai, ras, ne, ir išplojo tą galvą. O čia aš jam pasakiau, kad reikia taip, nereikia daug, kad reikia masažuoti į šitą folikulus. Ir jisai tai pradėjo daryti 2 kartus įsiplovę ir plaukai tokie
nu sveiki, žvilgantis, sakykime, ne, nu, jeigu dar pas jį tų plaukų atsiras daugiau, tai čia bus mama mija. Tai va, Nu, tikrai nebijokit nei vyrai, nei moteris, nei paaugliai, pas mus gyra Jo, paaugliam, nuo spuogų ado valiklis, radians kaukė, kuri labai išvalo, ne, turim Vezuvijaus kaukę irgi paaugliams tokiems, nes, nu, būna tikrai paaugliai su tais tokiais negražiais spuogeliais. Tai pradėjom kalbėti apie virtualią parduotuvę ir nuvažiavom kaip visada iki mūsų produktų. Tai dar sykį noriu pasakyti, mes neplatinam, mes jum neperšam, kad jūs turite pirkti, mes jum rekomenduojam užsukti pas mus, pasikalbėti, užeiti į mūsų virtualią parduotuvę, pasiskaityti apie produktus, papasakoti mum konsultantėm savo problemas ir mes bendrai padėsim jum išspręsti tas problemas. Ir jūs tikrai po to pasakysit netgi ačiū, nes mes turim savo klientų ir man klientai jau labai dažnai pasako, ačiū Jūrate, kad tu suteikiai tokią informaciją ir man tikrai išsisprendė ta problema. Tai šiam vakarui gal mes kaip ir baigiam. Nepradėsim daug kalbėti, nes pradės žmonės sakyti, kad mes jau vėl kažkur tai važiuojam ir vėl kviečiam jos ateiti pas mus apsiprekinti. Taip nėra. Tai ačiū Skaiste, ačiū Genute už šio vakaro pokalbį. Visiems viso gero ir iki kitų naujų susitikimų. Laukiame jūsų mūsų grupėse su klausimais. Iki.